Mauglis pagal Kiplingą. Rakša. Scenarijaus autorius Belokūrovas, režisierius Davidovas, dailininkai Vinokūrovas ir Riepkinas, operatoriai Petrova, kompozitorė Gubaidulina. Filmą dubliavo aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Elena Baltrukonytė, Bronius Talačka, Audrius Chadaravičius, Petras Likša, Antanas Saulevičius, Vytautas Kybartas. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Žmonių vaikas. Žmogus? Nesu mačiusi. Koks jis plikas. Atiduokite mano grobį. Žmonių vaikas mūsų. Ką tu nesupranti? Čia kalbu aš ir Hanas. O čia aš, Rakša, šito ne tau atsakau. Vaikas mano, tik tai mano. O dabar nešdinkis iš čia lauk. Pažiūrėsim, ką nutar žvėrys prie pasitarimų alos. O ką pasakys džiunglės? Žmonių vaikas. Ar kada nors girdėjai
kad vilkai būtų auginę žmogų. Esu kažką apie tai girdėjęs. O Šarchanas teisus. Jį reikia parodyti žvėrių tarybai. Gulėk ramiai, varliuk. Oi, varliukas. Mauglis. Aš tave vadinsiu Maugliu. Mauglis. Mauglis. Taip, bet ką pasakys žvėrys? Tarp vilkų gyvena žmonių vaikas. Mums vis tiek. Vilkų gaujoje yra žmonių vaikas. Mauglis, supratote? Žmogus! Nu ir kas? Kaip kas? Gėda džiunglėms. Nieko stauški. Išmintingoji Bagyra, jūsų aš ieškoju. Jūs įsivaizduojate, vilkų šeimoje gyvena žmogus? Žmogus? Tai įdomu. O kaip jis ten pateko? Tai Šarchano grobis. Kaip? Šitas plėšrūnas vėl medžioja žmones?
Štai čia praėjo sagį dygę kiaulė. Kas aptiks jos pėdsakus ir pirmas suras sagį. Vilkai savo šeimą priėmė žmogų. Oi. Aš sakiau surasti sagį, o ne griebti. Niekada neišklausot iki galo. Kiek kartų reikia sakyti? Vilkai žmogų. Vilkai! Jūs laisvi džiunglių gyventojai. Bet viena jūsų šeima priglaudė žmogų. Gėda. Gėda džiunglėms. Tyliau. Štai aš ir sakau, gėda. Argi taip gali? Kas dabar žmogus tarp žvėrių? Užteks nusiraminki. Kaip žvėrių taryba nutars, taip ir bus. Eina. Gerai įsižiūrėkite, vilkai. O ką, geri medžiotojai. Bet jisgi žmogus, aš žmogaus priešas. Geri bus medžiotojai, bet žmogus turi grįžti pas savuosius. Kas kalbės, kas užtars žmogų? Na, kas dar kalbės apie vaiką? Tai mano grobis. Atiduokite. Kas užtars šitą vaikiūkštį? Nenužudysite, jis liks gyvas. Tebūnie tai mano paskutinė kova, bet jis gyvens. Žmogus, vaikas, Mauglis, aš užtarsiu šį vaikiūkštį. Jis žvėrių gaujai bus naudingas. Aš pats sutinku jį auklėti. Tai mano grobis. Kas dar išskyrus balų? Atiduokite.
Čela. Ir jūs, laisvieji džiunglių gyventojai. Džiunglių įstatymai skelbia. Kiekvienas kovoja už save. Štai džiunglių įstatymas. Kiekvienas už save. Kiekvienas už save. Jau, ką jūs žmogėdros? Tik Šerchanas ir jo plažūnas šakalas šitaip tai gali padaryti. Džiunglių įstatymai skelbia, kad kiekvieno vaiko gyvybę galima išpirkti. Kalbėk, Bagira. Vietoj vaiko aš jums siūlau jautį. Pagal įstatymus. Gerai. Kurį ką tik aš užmušiau. Ką pasakysite, vilkai? Ne bėda. Tegul bėgioja. Vis tiek jis nuo saulės iškeps. Arba nukeips liūtims užėjus. O kur jautis, Bagira? Ten, užuolankoj. Aš tik minutėlei pasižiūrėsiu, kur jie nukiūtino. Jeigu Mauglis bėgioja mūsų tarpe, auklėk į tėvę. Na gerai. Vis tiek nuo manęs nepaspruksi. Stūgauk savo, stūgauk. Ateis laikas, kai tu dar ne taip stauksi. Aš gerai pažįstu žmones. Tai pirmasis pasakojimas apie Mauglį. Mauglis pagal Kiplingą. Pagrobimas. Scenarijaus autorius Bilokūrovas, režisierius Davidovas, dailininkai statytojai Vinokūrovas ir Riepkinas, operatoriai Petrova, kompozitoriai Gubaidūlina. Filmą lietuviškai garsino aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Nijolė Strazdūnaitė, Audrius Chadaravičius, Balys Bratkauskas. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Pirmame skyriuje pasakojama, kaip mažas berniukas Mauglis, vos netapęs tigro Šerchano grobiu, buvo priimtas į vilkų gaują. Geros medžioklės. Gero laimikio.
Štai bėga elnias. Bėk ir tu, Greta. Pulk, grieb. Blogai, labai blogai. Dar kartą. Tu juk turi 4 kojas. Kodėl bėgi 2? Tyliau tu, geležinė letena. Bet man taip patogiau. Žinoma, jam patogiau, jis vis dėlto yra žmogus. Aš esu vilkas. Vilkas, laisvas džiunglių gyventojas. Kvailiukas. Pro šalį būtų daug geriau laipioti ir šokinėti. Tai ne taip paprasta, Maugli. Na gerai. Gerai. Šaunuolis, Maugli. Gerai. Kaip tu pasielgei, Maugli? Aš neketinau jam nudirti kailį. Kas čia per kalba? Tyliau tu, geležinė letena. Juk jis vis dėlto žmogus. Sugauti Šerchaną, o pakliuvo Hatkis. Išmintingasis Hatkis. O Hatki, aš tau padėsiu. Kaipgi tu jam padėsi? Varliuk, Maugli. Žmogau. O taip. Gena! Mauglis kastas ilgianomis! Gena! Kaip bandalukai, Gena! 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 Dėkoju, Maugli. Jis ir mus išmokys. Taip, tu, Maugli, esi žmogus. Žinoma, žmogus. Tik atsimink, Maugli. Ir Šerchanas tai žino. Iki pasimatymo, Maugli. Viso geriausio. Sėkmės medžioklėje.
sėkmės medžioklėje. Jis viską moka, viską žino. Jis panašus į mus, tik be uodegos. Jis kaip mes, tik tai plikas. Na, žinai, tik žmogus gali būti toks neatsargos. Tu dar nepažįsti čionykščių gyventojų. Ką reikia daryti? Sustaukti. Pabėgti. Ką reikia pasakyti? Aš. Mes. Jūs. Jie. Mes. Vieno kraujo. Jūs ir aš. Greičiau! Greičiau, neatsiliktų Zanį! Kodėl? Aš jo neperspėjau. Greičiau! Aš esu kvaišas, rudų šaknų knisėjas. Įmeskite mane į laukinių bičių drevę. Atiduokite mane Smaugliui, ką? Eime pas jį. Taip, vos išgirdusios šį vardą, bjauriosios banderlogų uodegos ima drebėti. Atsargiai, Bagyra. Geros medžioklės, ką? Geros medžioklės mums visiems. Vienam iš mūsų nepro šalį būtų papietauti. Mano pilvas tuščias kaip išdžiūvęs šulinys. Mes dabar kaip tik medžiojame. Eime su mumis, ką? Jei žinoma nori.
Jis pats gabiausias mano mokinys, o be to mes įmylime ką. Aš irgi kažkada žinojau, kas yra meilė. Tai jau aš jums papasakosiu vieną istoriją. Geriau paskui ką? Juk banderlogai tada vadina žemės kirmelę. Kulve! Mes manėme, kad tu žinai ką. Ei, Pau! Žiūrėk aukštyn! Aš mačiau berniuką. Jis prašė tau pranešti, kad jis esa šaltuosiuose urvuose. Ačiū, Vaitvanagi! Aš tavęs neužmiršiu! Nėr už ką. Jis sušuko slaptažodį. Jis neužmiršo. Jos mane pravardžiavo geltonąją žuvim. Taip. Žuvim ir dar kirmelę. Žemės kirmelę. Jos pravardžiavo mane varle. Taip, varle ir žemės kirmelę. Geros medžioklės. Geros medžioklės. Bagira, aš skubu. Bagira, aš skubu. Tuojau persirisiu per sieną. Kaip jos manęs nesuplėšė į 100 mažų lokiukų. Tai tu ir esi Mauglis. Labai panašus į banderlogus. Aš vilkas, laisvas džiunglių gyventojas. Mano grobis, tavo grobis. Turi drąsią širdį ir mandagų liežuvį. Banderlogai, ar gerai jums matyti? Mes matom ką. Prieikite dar vieną žingsnį.
čia. Tau nereikėtų matyti to, kas čia bus. Dar arčiau. Dar truputį ir aš būčiau pakliuvusi į Kanasrus. Niekada daugiau nebeprašysiu ką pagalbos. Tai antrasis pasakojimas apie Mauglį. Mauglis pagal Kiplingą. Paskutinė Akelos medžioklė. Scenarijaus autorius Belokūrovas, režisierius Davidovas, dailininkai Vinokūrovas ir Riepkinas, operatoriai Petrova, kompozitoriai Gubaidulina. Filmą dubliavo aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Aldona Vederaitė, Vincas Aleknavičius, Balys Bratkauskas, Bronius Talaška, Vytautas Kybartas. Dubliažo režisierė Inga Kadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskinė. Lietuvos televizija. Pirmose dalyse buvo pasakojama apie mažą berniuką Mauglį, kurį vilkai priėmė į savo gaują, apie tai, kaip jis mokėsi džiunglių įstatymų, apie jo draugus ir priešus. Tiesiog stebiuosi. Tokie drąsūs medžiotojai leidžia, kad jiems vadovautų senas, nukaršęs vilkas. Girdėjau, kad žvėrių taryboje jūs nedrįstate jam į akis pažiūrėti. Aš suėsiu šitą varliūkštį. Man keista matyti prie savo kojų odą, kurią tu ką tik vilkėjai. Tau patinka mano nauja oda. Labai graži. Tai dar niekai, bet kokia ji bus išsimaudžius. Tai ėmė maudytis. Palūkėk, aš dar sotus, tingiu. Tai aš tave nunešiu. Laikykis. Saugokis.
Akis. Ranka. Kelis. Galva. Koja. Pilvas. Krūtinė. O dabar maudytis ką? Ne, tu visas išlysk. Ką? Tu užaugai, tu vikrus ir protingas, ir vis dėlto šito maža. Aš stiprus. Ne. Per menki tavo nagai ir dantys. Bet ko man bijoti? O Šerchano, tau reikia geležinio danties. Geležinio danties? Taip, aš žinau, kur jį gauti. Kamgi visa tai? Negi juos galima valgyti? Nusiramink, kobrų motina. Nusiramink. Šitas žmogus mano brolis. Na gerai jau, gerai. O kas girdėti ten viršuje, mieste, Virš mūsų džiunglės. Miesto jau seniai nėra. Jis sugriovė dar mano senelio laikais. Taip, aš labai sena. Bet vis dėlto man sunku patikėti, kad toks didelis miestas būtų dingęs. O tu užliauški viršų ir pamatysi savo akimis. Tu per daug jaunas mane mokyti. Aš saugau šitas brangenybės ir nekimirką jų nepaliksiu. Bet mums čia nieko ir nereikia. Nebent šito geležinio danties. Kobrų motina, padovanok man jį. Už tai aš tau prigaudysiu varlių. Žinoma, aš tau dovanoju viską, ką tu matai. Bet tik tai tol, kol tu esi čia. Dėkuoju tau, kobrų motina. Apsidairyk aplinkui. Kas ten guli? Šitie žmonės buvo atėję mano brangenybių grobti. Aš pasikalbėjau su jais ir štai. Mums nereikia tavo brangenybių. Be to, aš žinau burtažodį. Čia tik tai vienas mano burtažodis galioja. Ir ne vienas žmogus iš čia gyvas neišėjo.
aš tave užsmaugsiu. Paleisk ją, ką? Ji jau nebenodinga. Ach, tu sena kerėpla. Tavo turtams reikalingas naujas sargas. Man gėda, užmuškite mane. Jis spindi, kaip Bagyros akis. Man labai apmaudu, kad ta sena kerėpla taip mane išgąsdino. Ar šiandien mudu medžiosime? Nežinau, nė kaip man atsidėkoti už šitą daiktą. Bet atleisk man, aš bėgsiu pas Bagyrą. Jai reikia parodyti šitą geležinį dantį. Kur tu buvai dingęs? Mes tave vos radom. Greičiau į medžioklę. Greičiau. Ei, žvėrys! Atidžiai išklausykite ir praneškite visiems šią žinią. Dabar varliukas turi pavojingą geležinį dantį. Gėlės, lianos ir džiunglės. Jums dainą dainuoja žmonių vaikas, Mauglis. Bėkite beždžionių gauja, išgąsdinta banda. Ir tu, Šerchane, saugokis, nevaikščiok mano takais. Mauglis! 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 Akela, leisk šiandien Mauglį su mumis. Su mumis. Sėkmingos medžioklės! Kur tu jį gavai? Šaltuosiuose urvuose. Tai ką man padėjo. Dabar aš nieko nebijosiu. Tiesa, Bagyra? Kol mes su tavim, tau nėra ko nuogąstauti. Bet yra pasaulyje daiktas stipresnis už geležinį dantį. Raudonoji gėlelė. Raudonoji gėlelė? Raudonoji gėlelė. Jos visi bijo. Ir net tu jos bijai? Taip, ir aš. Ir aš. Ir balų. Ir ką? Ir Šerchanas. Kuris elne? Jie varo jį čionai. Ne, jie varo jį kitu taku. Prie girdyklos. Tegul Akela parodo, ką jis gali. Kelią gaujos vadui. Puk, Akela! Aha! Senasis vilkas nieko nepagavo. Akela nieko nepagavo. Akela nieko nepagavo. Aha! Tenai už upės. Netoli nendryno gyvena raudonoji gėlelė. Ji mažytė ir baikšti kaip drugelis. Bet jeigu paliesi, ji to jau pat įsiliepsnoja, prašoka medžius
tada jau neišsigelbėsi nuo jos. Pabusk, Mauglį! Pabusk! Akela nieko nepagavo. Gaujai reikia naujo vado. Prie pasitarimų uolos. Dabar negalima aiškiai. Bėk, Mauglį. Nešk raudonąją gėlelę greičiau, nes bus per vėlų. Greičiau! Akela nesugavo grobio. Ką sako įstatymas? Jisai žuvęs. Vilkas. Reikia išrinkti naują vadą. Metų aš jūs vedžiojau į medžioklę. Tu, pilkasis broli, bėk prie uolos. O jūs, laukite manęs čia. Aš pasienau ir nesugavau grobio. Jūs galite mane užmušti. Todėl aš klausiu, kas iš jūsų prieis ir pribaigs mane vienišą vilką. Greičiau, Mauglį. Kam mums tas senis jis ir taip nudvės? Atiduokite man žmonių vaiką. Teisingai, kam mums žmogus? Jis mūsų brolis, jis mums žvėris varydavo. Šarchanas Isus. Atiduokime jį, atiduokime. Atiduokime jį. Tegul savo eina. Dabar mes galim tik tai kautis. Jis mano brolis. Jis ir mano brolis. Sustokit! Argi Šerchanas gaujos vadas? O gal jūs šakalai, kad prieš išliaužiojat ir bijot? Nutilk, žmonių vaikę. Čia kažkur dvokia dvėsia viena. Tu, kiek kartų man kartojai, kad aš esu žmogus, pagaliau ir aš pats tuo patikėjau. O kad ir tu tuo patikėtum, šetau. Tu žadėjai mane užmušti. Stok, kai su tavim kalba žmogus. Šetau už Akelą. Šetau už žmogų. Už Akelą. Už žmogų. Eik šalin, apsvilusi katę. O dabar jūs klausykit. Akelai sukliudė tik Šerchanas ir jūs jo neužmušit. Jis bus gaujos vadas, tai sakau aš.
Mauglis, žmogus. Tai trečiasis pasakojimas apie Mauglį. Mauglis pagal Kiplingą. Kova. Scenarijaus autorius Bilokūrovas, režisierius Davydovas. Dailininkai statytojai Vinokūrovas ir Repkinas. Operatorė Petrova. Kompozitorė Gubaidūlina. Filmą lietuviškai garsino aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Vincas Aleknavičius, Bronius Talačka, Antanas Saulevičius, Bronius Sklevinskas, Vytautas Kybartas. Dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Ar daug jų? Jie plūsta kaip ruda, bekrantė upė. Mes prapuolėm. Dėkui, čilai. Tu visad buvai budri gaujos akis. Mudu to paties kraujo. Laisvieji džiunglių gyventojai, rudieji šunys ateina čia. Tegul ateina. Rudasis šuva silpnesnis už vilką, bet jų labai daug. Net pats Hatkis privengia jų. Ir vis dėlto geriau žūti visiems kartu garbingoje kovoje, negu vienam pabėgti iš mūšio lauko. Tai bus šauni medžioklė. Nors daugeliui ji bus paskutinė. Ką pasakysite? Tai vis dėl Mauglio, mes netidavėme Šerchanui.
Mes stojame į kovą. 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 Reikia įspėti draugą. Aš bėgu pas ką. Kurgi tu? Būk atsargus, Maugli. Mes stojame į kovą. Šaukė jis. Ir prakeiktas varliūkštis šaukė garsiau už visus. Kvailiai. Jau užmiršo džiunglių įstatymą. Kiekvienas už save. Kiekvienas už save. O mes į šiaurę dumsim ir palauksim. O mes į šiaurę dumsim, o mes į šiaurę dumsim, o mes į šiaurę dumsim. Kai atgalę sugrįšim, čia nieko nebebus. Nerasim ir varliūkščio, tik tai jo kaulelius, tik tai jo kaulelius. Vargšas Mauglis. Oi! Eich tu, kvailas varliūkšti. Sugadinai man visą medžioklę. Apie kokią medžioklę tu kalbi? Matyt, apkurtai senatvėje. Čionai ateina rudieji šunys. Mes stojame į kovą. Rudieji šunys? Tai bus šauni medžioklė. Tik tai po jos čia nebeliks nei žmogučio, nei manęs. Išmintingasis ką? Negi tu užmigai ar ką? Netrukdyk man galvoti. Ką? Paskui mane. Tai laukinis bitės. Kodėl mes čia? Žiūrėk. O žmogučio lauks tik vienas senas,
Storas, kurčias Mauglys. Taip. Vadinasi, ką teks žaisti su mirtimi. O ką? Tu iš tiesų pats išmintingiausias džiunglėse. Taip kalbėjo daugelis. Eik, tik dėl tavęs perduosiu žinią gaujai. Vysis ką? Žinoma, jie mane vysis. Na, laikykitės. Mauglio geležinis dantis labai aštrus. Jis tuoj pat įsmigs į kailį kiekvienam rudajam šuniui. Jie vysis mane, būtinai vysis. Ką? Ei jūs, rudieji šunys! Kas jūs čia kvietė? Mes, džiunglių šeimininkai. Rudasis šunie. O rudoji žiurkė. Nežninkis namo, ėski varlių. Dar nelaikas, Maugli. Na ką, džiunglių šeimininkė, negali manęs pasiekti? Pasakyk savo šunims, kad neždintųsi namo ėsti varlių ir kirmelių. Man nereikia tokių sargų. Dabar patenkintas rudasis šunie. Aš pats paleisiu tau žarnas. Dabar laikas. Pasiimk savo uodegą. Ei, kur jūs? Aš čia.
Šauni buvo medžioklė. Kadaise aš išgelbėjau tave, mažasis varliūkštį. Dabar tu išgelbėjai visą gaują. Pakelk mane. Laisvieji džiunglių gyventojai, aš išeinu į mirties slėnį. Jums reikia naujo vado, jauno, stipraus, gudraus. Aš kalbu apie Mauglį. O dabar aš dainuosiu paskutinę dainą. Tai ketvirtasis pasakojimas apie Mauglį. Mauglis pagal Kiplingą. Sugrįžimas pas žmones. Scenarijaus autorius Belokūrovas, režisierius Davydovas. Dailininkai Vinokurovas ir Riepkinas, operatorė Petrova, kompozitorė Gubaidūlina. Filmą lietuviškai dubliavo aktoriai Irena Grasimavičiūtė, Vincas Aleknavičius, Balys Bratkauskas, autorius Chadaravičius. Lietuvos televizija. Bagira, kodėl aš noriu staukti, lyg man būtų nepasisekusi medžioklė? Ir čia pat tu nori juoktis ir šokinėti, kaip banderlogai? Žinoma. Štai, paklausyk. Kas čia? Tai širdis. Žmogaus širdis. Tik ji te moka šitaip liūdėti ir džiaugtis. Jis čia sutaupė, o arbūzai visai perdžiuvo. O kas man darbo? Kas man darbo, kas man darbo? O tu pamėgink nerti gelmes po bičių uolą. Na ne, kvailas vanduo kažkur dingo ir aš neketinu persiskelti galvos. O gaila. Jei galva suskiltų, gal įgytum šiek tiek proto. Dygliuotasis Sagi pranešė blogą žinią. Šis medis niekada nemeluoja. Į džiunglės ateina didžioji sausra.
Saulė išdegino tokį džiunglių plotą, kad per 3 dienas neperskrisčiau. Ateina sausra, baisi sausra. Chatkis pranešė, kad ateina sausra. Didelės sausros metu eikite prie girdyklos be baimės. Nebijokit. Už medžioklę sausros metu mirtis. Jei ne šis sausros meto įstatymas. Ramiau. Įstatymui paklūsta visi. Ne pro šalį būtų dabar išmokti graužti šakeles. Mes irgi šito labai norėtume. Labai. Gerai pasakyta. Kai sausra baigsis, mes šitai prisiminsim. Tai kraujas. Kraujas. Raiša žudikė, tu ką, negirdėjai, kaip Chatkis trimitavo? Tu pažeidei džiunglių įstatymą. Pažeidei įstatymą. Ramiau. Laikykitės sausros meto įstatymo. Aš šiandien esu labai sotus. Nes šiandien labai sotus. Kalbėk, pilkasis broli. Jis slapstėsi visą mėnesį. Jis pavogė žmonių buivulą. Kad mus suklaidintų. Kalbėk trumpiau. Jis šaltuosiuose urvuose. Viskas parlošta. Tada laikas. Jūs varykite buivolus prie žemutinio išėjimo, o mes eisime į viršų. Mudu esam vieno kraujo. Tu ir aš. Buivolai. Jie patys lenda mums į nasrus. Kvailys. Kasgi atsilaikys prieš visą bandą?
Kas ten? Na ką, varliūkšti, dabar pats laikas prisimti raudonąją gėlelę. Aš jam visada sakydavau, išsinėręs iš odos į ją nebeįlysi. Aš irgi sakydavau, šis varliūkštis neliks jam skolingas. Mokytojau, aš nebepažįstu džiunglių. Pasikeitė metų laikas. Taip visada būna pavasarį. Pažvelk, koks nuostabus pasaulis. Tokiu laiku aš labai gailiuosi, kad negimiau drugeliu ar gėlele. Didysis ką? O aš maniau, kad tik man kažkas darosi. Paklausyk, kaip plaka širdis. Pavasaris. Aš nežinau, kas tai. Bet jau daugiau nebegaliu. Nebegaliu. Taip. Tai reiškia, kad jis jau suaugęs. Taip, jis buvo mano geriausias mokinys. Kokie kvaili pokštai.
Aš nežinau, kas man yra. Nieko. Čia tik ašaros. Nelengva keisti odą. Aš nenoriu, bet mane lyg kažkas traukia. Nors aš dabar nematau priešai stovinčių medžių, bet užtat nujaučiu ateitį ir sakau tau, tu teisus, atėjo metas. Eik savo keliu ir gyvenk ten, kur gyvena tavo kraujas, tavo tikrieji broliai. Aš mokiau tave įstatymų. Mes esam vieno kraujo. Mes visi vieno kraujo. Tu ir aš. Laisvieji džiunglių gyventojai. Aš išlaikiau žodį. Matyt, atėjo metas ir aš išeinu pas žmonės. Jums reikia naujo vado. Naujo vado. Taip, jums reikia naujo vado. Aš išeinu. Jeigu prisireiks Mauglį. Budrios akies. Aštrių dantų. Stiprių nagų. Išvaikštau žodžio. Išmintingo žodžio. Žinok, jog džiunglis yra tavo. Tai 5. ir paskutinis pasakojimas apie Mauglį.